Yra tokia Alvija. Šiandien yra mano draugės Alvijos gimtadienis. Ta proga galėtumėt suvaidinti kokį nors berniuką, pakviest, susitikti ir panašiai. Jei iš Alytaus šiuo metu turbūt ten yra, studijuoja VU, gyvena Čiurlionio barakuose, mėgsta siausti Vilniaus klubuose, dažnai ten būna tokia svajūnė, kad galit sakyti, jog iš jos numerį ir gavot, nenustebinsit jos. Gerai, pabandom. Pazvonit. O Modestas derina žurnalistų numerius. Bandysimės prisiskambinti jiems irgi. Sekundė, to iškraus viską čia. Mūsų telefonas yra visai kitoks. Nei buvo būdeliai. Viskas valdoma internetu. Todėl reikia šiek tiek laiko, kad užsikraut. Loading rašo, loading. Palauksim. Beje, prasidėjo krepšinis. Tik tai 12 krepšininkų gali 100% išnaudoti tą laiką aikštelėje, nes krepšinio paskaičiavimai yra tokie, o ne kitokie. Ir jeigu yra 14 ar 15, net teoriškai tu negali išbandyti visų žmonių taip, kaip norisi pasirinkti taisyklę. Štai 58-53 Lietuva jau pirmauja prieš Suomiją. Ir turėtų laimėti bet kokiu atveju. Gerai, telefonas mano užkrautas, tildau krepšinį ir bandom skambinti Aistį. Ar ne Aistį, kaip jūs vardas? Toj pažiūrėsim. Alvija. Klausau. Labas, Alvija. Labas. Labas vakaras. Taip turėčiau sakyti, ar ne? Greičiausiai. Labukas. Labas. Simpatuk. Iš tikrųjų, skambinu tau, Alvija, norėdamas paklausti, gal tu jau Vilniui? Ne? Mokslai artėja, tai nesiruošė taip? Matyt, nelabai patiko. Dar savaitę namie pabūsiu. Tu nenori anksčiau atvažiuoti? Nes atvažiuosi, prasidės mokslai, reikės eiti paskaitas ir negalėsi atsipalaiduoti, o Vilniui dabar veiksmo, žinok, tikrai yra. Bus to veiksmo. Ko taip nedrasiai su manim kalbė? Bandau atspėti, kas čia skambina. Mano vardas Mantas. Aš tavo numerį turiu jau gal kokius 8 mėnesius. Taip ir galvojau. Radistai. Vat labiausiai tas mane užknisa. Alvija, kas neišturėjo ten iš tavo tų draugių? Taip ir galvoju, žiūrėk, paliko telefoną, išėjo. Ne. Alvija, ar girdi? Girdžiu. Tai sakau, kas čia neišturėjo iš tavo draugių, kad išsidavė? Iš balso pažinau. Nu, jau kur čia taip jau Kurgi ne. Ok, Alvija, tai gero vakaro tau. Nu kur čia gero vakaro, Modestai, mes dar nepasveikinom jo su gimtadieniu. Jūs gimtadienis šiandien? Taip, tavo gimtadienis, ar ne? Jo. Kiek tau metų? 20. Alvija, klausyk tu į mūsų, o ne per ten kažkur toli. Jo. Žinok, mus girdėsi puikiai, o draugės galės pasidžiaugti vėliau su tavim. 20 tau, ne, Alvija? Taip. O turi vaikiną? Kaip čia pasakęs. Daug jų turi, nes sakė, kad tu, kai ateini į klubą, tu tiesiog tampi nebe Alvija, bet tampi tokia svajūnė. Salvija tampi. Tokia Salvija. Ir numeriukas į dešinę, ir į kairę, ir su vienu pašauku, ir su kitu pašauku. Sklinda gandai, kad tu net numerį neberašai, o turi antspaudą pasidaręs. Tiesiog ant rankos. Tokį. Teisingai? Bet sklinda gandai, kad pasimatymuose visada susimokytų už tai, ką suvalgiai. Tai vat. Ar išgėrus ar neišgėrus dar, gal įkalk kartu su mum, pabūsi čia taip. Jo, ne? Tai. Gerai. Čia tavo vardas. Alvija.
Iškvėpk, įkvėpk, galim pasikalbėti lietuviškai, gi moki lietuvių kalbą. Moku. Bet labai taip minimaliai jie naudojasi. Brangus pokalbiai. Nelabai yra ką pasakyti. Nu, supratau. Tai, Alvija, ačiū tau. Taip, Padėkok mum irgi, kad pasveikinam tave su gimtadieniu. Ar gali padėkoti mums? Prašom. O garsiau? Ačiū. Tau dainą dar skiriam, labai gražią, tai įsijung. Ir Zipar, grįžk į Vilnių. Oh yeah.